17 metų NX 200T turbo, tai pasi 2 litrų varikliukas, 17 metai parsiduoda draudimo, vasario 2 bus aukcionas. 83 tūkstančiai mylių nuvažiuota su juo, geros mylios kaip tokių metų ir šiek tiek pamatau draudimo pažymėta visokių tokių dabučių, ne dabučių, bet pabraižymų. Bet čia tokios smulkmenos iš tikrųjų, pagrindinis jos mušimas bus į priekį, irgi labai nedidelis, va ant durų šiek tiek yra daugiau, čia netgi nusivalo, o šičia yra, čia daugiau, čia va tokių labai pabraižymų, tokių menkų. Pasižiūrim į jos vidų, gražų saloną turi, gražią apdailą, sėdynės ir odos būklė kaip 17 metų mašinos, tai yra tikrai labai gera. Jinai kūrėsi ir važiuoja, sulaužyta nieko nėra, visa oda ant panelės nenusilūpusi, durų apdaila taip pat viskas sveika vietoje. O mušimas, matote, yra toks, irgi labai nedidelis, čia pažeista priekyje nieko nesimato visiškai, radiatoriai, bakeliai, lonžironai, balkis, viskas yra vietoje. Čia yra sužymėta kažkas tai, bet sparnas, čia turbūt iš tą dalį buvo mušimas, bet čia niekas nėra paėjęs iš savo vietos. Tai sparno reikia. Čia nelabai suprasit, yra loto numeris. Bus aukcionas vasario 2 dieną, kaip minėjau. Ant galinių durų taip pat yra nedidelė duobutė. Čia daugumą iš jų netgi su poliravimu, žinokit, nusims. Mes pabandysim po to užsivesti dar, pažiūrėsim, kaip variklis dirba. Čia detalių primės, tai yra bamperis, bet aišku, sulūžęs. Tas bamperis, čia visokių detalių dar yra. O iš esmės, žinokit, visai neblogas variantas. Graži mašina, ekonomiška, miestų tokia. Pažiūrėkit, odos būklė yra superinė. Visas vidus irgi matosi prižiūrėtas. Na taip, pabandom užvesti. Mašina visiškai užsiveda gerai. Netgi jokių klaidų nėra. Nėra absoliučiai nieko, nesimato. Kaip matot, salonas viskas tvarkoja, superinis. Viskas veikia, nesugadinta, šviesios lubos. Salonas.